pristatė Sudarius. Nepasiruošiau jokių skaidrių, nenoriu jūsų nieko išmokinti, nenoriu jums nieko parduoti. Tiesiog noriu pasidalinti patirtim, nes manau tai yra pats svarbiausias dalykas siekiant tapti profesionalų savo srity. Trumpai apie mane, tai esu atėjęs čia ir manęs prašė, kad čia šnekėčiau būtent duomenų šunų kompaniją. Ten dirbu kaip vyresniuoju vystytoju, o šnekant normalią suprantamą IT-šnikų šneka, tai tiesiog esu Datadog darbuotojas, esu vyresnysis developeris. Ir esu įsitikinęs, kad yra pagrindiniai du tipai, kaip mes tobulėjam kaip programuotojai, kaip savo srities specialistai. Tai vienas iš jų yra iš lėto einam aukštyn. Kitas yra, mes tai darom šuoliais ir aš esu būtent tas, kuris tai daro šuoliais. Tai yra mano praktikoje buvo 3 projektai, kurie mane vis pametėdavo į viršų milžinišku atstumu. Ir po to tiesiog sekdavo fazė, kada tos žinios, kurias aš įgijau padaręs šuolį, jos įsitvirtindavo, kada aš tikrai suprasdavau, ką darau, kodėl tai darau ir taip toliau. Ir būtent šiandien aš jums noriu papasakoti apie vieną iš tokių projektų. Tai yra dabar projektas, ties kurio dirbu metai, kuris mane pakeitė iš PHP programuotojo, iš manęs padarė Java programuotojo, kuris mane tiesiog iš programuotojo padarė developeriu. Tai yra, aš nebe tik tai rašau projektą, aš lygiai taip pat dirbu prie jo struktūros, aš lygiai taip pat dirbu su klientais, aš lygiai taip pat dirbu su nuostabia komanda ir mums niekas nenuleidinėja užduočių iš dangaus, mes patys jas kuriam. Tai dėl to aš noriu šitą patirtim pasidalinti. Pirmas dalykas, tai kodėl toksai pavadinimas, kodėl bitė, kodėl paštininkas ir kodėl kaip mes sprendžiame didelės problemas. Man įdomu, ar kas nors mato kažkokių sąsajų šitam pavadinime, išskyrus kolegas iš Datadog. Yra sąsajų, kas nors? Ne, gerai. Tai pradėkim tada nuo bitės ir paštininko. Jie, aišku, vienas su kitu labai susiję. Yra tokia problema, kuri vadinasi keliaujančio paštininko problema. Tai yra, kaip optimaliai pristatyti laiškus į 10 adresų. Tai yra optimaliai, sakykime, pasirenkant trumpiausią atstumą, trumpiausią kelią, arba ir trumpiausią atstumą, ir trumpiausią kelią. Bitės, jos tai daro biški iš kitos pusės. Tai jos vietoj to, kad pristatytų, jos eina į taškus ir po to visą tai neša pas save vėl į avilį. Ir tai yra didžiulė problema, kurią mes su komanda tiek Lietuvoje, tiek Anglijoje, tiek Austrijoje bandom išspręsti. Kad suprasti problemos dydį, tai įsivaizduokim žemėlapyje sudėliotus 24 taškus, kurie yra būtent kažkokie konkretūs adresai. Tam, kad šiuolaikinis normalus kompiuteris surastų patį optimaliausią sprendimą atsižvelgiant į kelionės laiką, kelionės atstumą ir dar, sakykime, laiko rėžį, kada tu privalai atvykti į tašką. Daniel Humley paskaičiavimais tai užtruktų maždaug apie 250 milijonų metų. Čia jisai skaičiuoja. Aš šito negaliu patvirtinti, nesu matematikas. Tai vat tokio dydžio problemas mes bandom išspręsti per 1 sekundę. Tai yra šitą dalyką mes turim išspręsti, kai mes gaunam užklausą šitai problemai, mes turim grąžinti rezultatą nedaugiau negu per 1 sekundę. Kaip tai darom? Tai daroma labai paprastai. Pirmas dalykas, tai tu visą problemą išsiskaidai į krūvą mažesnių problemų. Ir žymiai paprasčiau spręsti bet kokią problemą, kada tu ją išsiskaidai ir atakuoji kiekvieną mažą gabaliuką atskirai. Kai kurios problemos nėra išsprendžiamos 100%.
Vadinasi, ką tu darai, tu stengiasi rasti tą aukso viduriuką, kada tavo kokybė ir tavo laikas, kurį tu užtrunki ieškodamas to kelio į sprendimą, tave tenkina. Ir būtent tai yra tas kelias, kurį mes ir darom, tai mes išsiskaidėm visą problemą į krūvą regionų. Tai yra, sakykim, tai, kad šita sistema yra kuriama milžiniškam groceries, net nežinau, kaip čia verčiasi lietuviškai, bet tai yra kažkas kaip Maxima, tai padauginkim iš 3-4 kartus pagal dydį. Tai visą problemą mes išskaidom į keletą gabalų, tai yra mes nebandom apdoroti absoliučiai viso, sakykim, 10 000 taškų. Mes bandom vienu metu apdoroti po 300 taškų, po 200 taškų, maksimum bandom apdoroti 3000 taškų. Kad tai suprasti, kas tai yra 3000 taškų ir kas tai yra taškas. Taškas tai yra pašto kodas. 3000 taškų duomenų bazėje sugeneruoti kelius tarp tų visų taškų įmanomus. Duomenų bazėje tokie duomenys užima 271 terabaitą, aš manau, jeigu gerai pamenu. Ir iš to 271 terabaito mums reikia suformuluoti kelius, kada, sakykime, vartotojas mūsų paprašo, kad aš noriu šitą užsakymą, kad jisai man pristatytumėt per 10 ir 11. Ir tokio dydžio problemą sprendžiam. Problema yra sprendžiama Datadogo kartu su Satalija, ir aš nežinau, ar buvot kas nors klausėtės Danielio kalbos, jisai nesenai šnekėjo Katūne. Dabar dabar šnekės login konferencijai ir jisai būtent šneka apie optimizacijos problemas, šneka apie paštininko problemas, apie įvairiausius algoritmus. Tai kartu su Satalija ir Datadogu, taip pat su komanda Austrijoje mes kovojam, kad visą tai įgyvendinti ir visą tai įgyvendinti laiku, kokybiškai, greitai ir smagiai, svarbiausia smagiai. Iš viso prie šito projekto dirba maždaug 12-13 žmonių, gal 14 dabar jau, tai yra iš tikrųjų labai nedidelė komanda. Yra 3 žmonės Austrijoje, 7 žmonės čia Lietuvoje ir 2 žmonės Anglijoje. Tai anglai užsiema routingu, tai yra maršrutizavimo visa sistema. Tai yra būtent keliai tarp vieno postkodo iki kito postkodo, tai yra laikas, kiek užtrunka tai keliauti, tai yra atstumas. Tai yra taip vadinama dinaminis routingas, kadangi, kaip žinom, keliai gali užsidaryti, keliai gali užsiblokuoti, gali sugriūti tiltas, gali užeiti potvynis. Ir tai yra labai svarbu į tokius dalykus reaguoti greitai, laiku ir atnaujinti absoliučiai visą informaciją jau sudarytose tinkleliuose. Yra komanda Austrijoje, tai yra matematikai, jiems vadovauja iš tikrųjų, kaip aš vadinu, proto guzos. Tai yra žmogus, kuris visai nesenai gavo antrą auksinį žiedą iš prezidento Austrijos. O tas žiedas yra duodamas už tai, kai tu geriausiai apsigini daktaro laipsnį, jeigu aš gerai prisimenu. Jo tikslas yra gauti tokius 5 žiedus. Ir Lietuvos komanda yra 7 žmonės. Ir ką mes darom, mes realiai bandom apjungti visas tas dalis. Mes kuriam RESTful servisą, kuris apjungia routingą, kuris apjungia optimizaciją, į kurį kreipiasi visos užklausos iš klientų. Mes apdorojam informaciją, išsitraukiam informaciją, iš kur reikia, nusiunčiam optimizaciją, išsitraukiam duomenų bazėje ir taip toliau ir panašiai. Taip pat tam, kad informacija pati iš savęs niekam nėra naudinga, jeigu neguli tokia duomenų bazė, dėl to yra atskira Lietuvoje, neatskira. Tačiau taip pat Lietuvoje dirbam prie dashboardų, prie atvaizdavimo. Tam, kad suprasti, koks tai yra darbas ir kokią mes konkurenciją turim šitoje vietoje, tai mes bandom pakeisti Oracle kurtą sistemą.
kuri buvo kurta prieš 10 metų, sakykime, ir niekas nežino šitos datos. Tai yra maždaug visas user interface'as Excelio lygio. Vienintelis gal pagražinimas tai yra koks nors žemėlapis, kurį tu gali pasižiūrėti, kaip visi maršrutai važiuoja. Tai mes visą tai bandom pritraukti iki jau nūdienos dizaino. Ir manau, kad tai labai neblogai sekasi. Tiek yra su dizainu. Kuo šitas projektas įdomus ir kuo jisai traukia? Pirmas dalykas tai yra, kaip jisai yra vystomas, kaip jisai yra valdomas, kaip yra sudarinamas užduotis ir kokios yra komandos. Tai gal pradžiai pradėkim, sakykime, nuo komandos. Tai yra, bent jau Lietuvoje, tai yra nuostabi komanda. Aš nežinau, kaip yra statistika pas jūs, kurie dirbate, kiek procentų projektų yra vėluoja missina deadline'us. 80? 100. Tai per visus šitus metus, su šita komanda, kur dirbam, mes realiai dar nemisinam ne vieną deadline. Visą laiką absoliučiai viskas buvo pristatoma laiku, tiksliai, su dokumentacijom, su aprašymais, su kodo apžiūrom, kodą prižiūri atskirai samdyta visiškai kompanija, kuri būtent tame ir bazuojasi. Tai čia yra vienas dalykas, kuris iš tikrųjų žavi dirbant su tokiais projektais. Antras dalykas, kuris žavi, ir kai man dabar visą laiką atsiunčia LinkedIn'e, gal tu nori gal tu nori pas mus ateiti dirbti, ir aš atsakau, kad ne, nes jūs neturite tokių žmonių ir pas jūs nėra tokios komandos. Mes esam komanda, kuri pati save valdo. Taip mes turim projektų vadovą, arba kaip pas mus tai vadinamas Circle Navigator. Tačiau pagrinde tai yra žmogus, kuris tiesiog prižiūri, kad mes gautumėm mums reikalingą informaciją, tai yra gautumėm stambias užduotis. O užduočių stambumas tai yra, pavyzdžiui, sukurkit sistemą, kuri grąžina duomenis per 1 sekundę ir kuri išsaugo visą tai Couchbase. Couchbase prie šitų klausimų prieisi. Visa kita yra daroma pačios komandos, tai yra visas užduotis, visas problemas, stipriasias pusės, kas ką geriau padarys, kas ką blogiau padarys. Visą tai nusprendžiam patys jau savo komandai. Tiesiog susėdam, išdiskutuojam, kartais išsikeikiam, kartais ne, kartais tai užtrunka 3 savaitės, kartais užtrunka 1 valandą. Ir tai žavi, ir tai labai duoda daug projekto kokybei, nes visa komanda yra sudaryta iš labai skirtingų patirties lygių. Tai yra, mes turim žmogų, kuris turi labai didelę patirtį ir yra vertinimas pas mus jau savo skill leveliu aukščiausiai visam ofise, visoje įmonėje. Tačiau jisai yra ramus. Jisai nelabai mėgsta bendrauti su klientais. Yra žmogus, kuris yra tarsi ugnis, kur jam pasakai, užsiplėstia ir norim visą laiką išmėginti kažką naujo, kažkokio crazy idėjų. Yra žmogus, kuris mėgsta šnekėti, kuris bendrauja su klientais, kuris neturi gal labai didelės patirties dirbant su rimtais projektais, ir tai ne tai, kad patirties, bet akademinių žinių. Jisai labiau visas žinias pasigijęs. Ir kai tu paėmė tokius 3 žmonės su visiškai skirtingų backgroundų, skirtingų pamatų ir juos suburi į vieną komandą ir jie sulimpa, tai įvyksta kažkas nuostabaus. Šnekant apie nuostabaus, tai galiu pasakyti taip, kad projektas prasidėjo, kaip minėjau, prieš metus. Mes pirmą versiją paleidom per 2-3 mėnesius kažkur. Ir dabar likusį laiką mes kovojom dėl milisekundžių. Tai yra, kiekvieną kartą, kai tu sugebi apdoroti ir sugebi grąžinti rezultatą 10 milisekundžių greičiau, tai yra šventė.
Jeigu pirma projekto dalis buvo paleista labai mažam duomenų kiekiui, tai yra, sakykime, 500 taškų, 500 pašto kodų. Dabar mes dirbam tai, kad tai paleisti 3000 pašto kodų. Tai yra milžiniški duomenų kiekiai ir mes sėkmingai prieš savaitę sugebėjom visą tą responso laiką sukišti į tą 1 sekundę, kas yra reikalaujama. Ir tokie stebuklai neįvyksta kiekvienoj komandoj ir neskausmingai ir taip greitai. Tai čia yra iš laimėjimų srities. Dar yra iš laimėjimų srities, mes supratom, kad žymiai paprasčiau yra išmesti, negu jeigu nerandi kažkokio sprendimo, negu sukurti kažką naujo. Negalvok, kaip daugiau išsaugoti duomenų, daugiau greičiau juos apdorot, o tiesiog paimti išmest lauk, gal to jų niekam nereikia. Dažniausiai tai yra teisybė. Iš technologijos pusės visas projektas, kaip aš minėjau, yra sudarytas iš 3 sistemų. Visą tai veikia ant Couchbase'o. Couchbase'as tai yra NoSQL document-based duomenų bazė. Čia didžiausia patirtis, kurią noriu pasidalinti su jumis, nenaudokit. Prašau, kaip cache sistema mažiems projektukams, mažiems startupams, pažaiskit, pamėginkit. Bet nenaudokit tokiems projektams, kur yra milžiniški kiekiai, labai dažnas duomenų įrašymas, kur yra labai svarbu duomenų integralumas, kur yra labai svarbu turėti visus lockingus ir taip toliau. Tiesiog nenaudokit. Deja, tai buvo kliento reikalavimas ir mes naudojam ir sugebam apeiti visus limitus, kiek tai yra. Tai pavyzdžiui, taip pristatant, Couchbase'as turi 20 MB limitą dokumentų. Kai pas mus, sakykime, vienos dienos maršrutų sudarimas užima iki 150 MB ir gali tai dar kopti priklausomai nuo to, kokia diena ir kiek yra užsakymas. Neturi normalaus įgyvendinimo pesimistic loko. Tai reiškia, ką jūs darote, jūs visą laiką stengiatės vieną operaciją paliesti tik tai vieną dokumentą. Neturi resursų valgymas, yra nuostabus. Jūs galite sukurti vieną dokumentą ir jisai suvalgys jūsų 90% CPU ir tai valgys visą dieną. O po to sugalvos ir nebevalgys. Tai tiesiog, kad suprast, kodėl sakau, kad nenaudokit šitą produktą. Tai tiek ir apie laimėjimus ir klaidas. Šiaip tai mano visa šneka turi būti valandą, tačiau čia galima būtų šnekėti, nežinau, pusę dienos. Problema yra ta, kad kai treniravausi, jeigu taip galima sakyti, su savo šefu, tai ką jums noriu papasakoti, buvo labai daug išbraukta, nes ne viską galima pasakoti, labai daug sutarčių, labai daug slėpimų. Tai aš manau, kad aš tikrai šnekėsiu mažiau negu valandą ir nebent turit kažkokių klausimų. Aš tada šiandien norėčiau baigti. Daugiau pavalgyti. Nes dabar ką vietoj Couchbase'as ir daug? Ką naudotų vietoj Couchbase'as? Kadangi šitą projektą mes dabar darysim jį nespecializuotą vienam klientui, mes iš jo mėginsim pardavinėti kaip servisą, kaip atskirą produktą krūvai. Tai šiuo metu dirbam ties Postgres'u, perrašinėm viską ant Postgres'u. Ir kadangi tiek routingo sistema, jinai lygiai taip pat veikia ant Postgres'o ir labai neblogai susitvarko su duomenų kiekiu, su visom apkrovom, tai aš rekomenduoju Postgres'o tokiem dalykam. Bet čia vėl yra kiekvienam yra skirtingai ir nėra geriausio dalyko. Yra tas, kas tinka arba kas netinka. Galėtum iš detaliau pasakyti, kad yra problemos sprendžiusi vartotojas, nes pašto kodai, rūpingas. Nes tas pašto 300 pašto kodai, neužima ten terabaitinis informacijos ir jau atrodo
Šitą vietą praleidau pasakojimą. Nes pačią esmę, ką sprendžia, kas taip užima. Kur tos smegenys pasidaro? Pačios smegenys viso projekto guli būtent optimizacijai, tai yra būtent guli algoritmuose, kurie bando... Sprendžia paskui tam būtas? Tvarka. Sprendžia keliaujančio paštininko problemą. Keliaujančio paštininko problema tai yra rasti patį optimaliausią kelią, pristatyti daugiau, sakykime, negu vieną laišką per trumpiausią laiką, trumpiausią atstumą, mažiausias sąnaudas į nustatytus taškus. Tai yra UPS, DHL, Maxima, Senukai, bet kokia logistikos kompanija, kuri dirba daugiau negu su 2 taškais, bet koks importas, eksportas kompanijos, kurios tuo užsiminėja. Tai yra globaliai. Man reikia produktų pristatyti, 50 etapų, Taip. Tokias problemas? Taip, tik tai didesnių mastų. Ir dar prie viso šito prisideda tie rėmai, kad tai privalo būti padaryta, sakykime, nuo 3 valandos iki 4. Arba nuo 3 iki 9 valandos. Ir kai šneku apie... Taip? Daug inputo, daug informacijos, jūs jau optimizuotai, patybėtis. Realiai mes gaunam informacijos ne tiek ir daug, mes gaunam informacijos, tai yra pašto adresas, kur reikia pristatyti, mes gaunam svorį, tai yra kiek tas dalykas sveria, ir mes gaunam, sakykime, gaunam kiek laiko užtruks, tai tą prekę nunešti iš mašinos į pristatymo vietą. Nes tai labai paveikia bet kokį planavimą, bet kokį optimizavimą. Nes jeigu tavo tu užtrunki ilgiau, tai tiesiog automatiškai tada tu nebespėjai nuvažiuoti kitą vietą. Dėl to yra darbas labai intensyvus. Taip, mes šitą bandom ir padėti išspręsti, ir kol kas labai atrodo sekasi, klientai patenkinti. Šnekant dabar apie visus duomenis ir iš kur tokie yra dydžiai, iš kur tai yra 125 terabaitai duomenų, realiu laiku paimti, sugeneruoti visus maršrutus, kai, sakykime, imkim pavyzdį, tai yra viena diena, vienos dienos tinklelis. Vienos dienos tinklelyje turim pavyzdys 50 vanų, 50 trakų. Į vieną vaną, į vieną traką, sakykime, telpa 20 užsakymų, aišku, ten gali dirbti daugiau. Ir priimkim, kad kiekvienas užsakymas eina į atskirą vietą. Tam, kad sugeneruoti maršrutą tokiam, kad ir vienam vanui, mums reikia pasimti visus postkodus, susirasti optimaliausius ryšius tarp kiekvieno postkodo. Tai optimaliausią ryšį reikia rasti ne tik tai imant atstumą, bet lygiai taip pat imant kiek užtrunka keliauti, nes tu per vieną, sakykime, postkodą keliaudamas, tu gali užtrukti ilgiau, nes ten yra siauresnės gatvės, arba visą laiką posūkiai yra tik tai į kairę, Lietuvoje tai būtų į dešinę. Toliau, ir mes visą šitą rezultatą turim grąžinti, maršrutus turim grąžinti greičiau negu per pusvalandį, jeigu aš gerai pamenu. Visas generavimas duomenų, sakykime, paimant tos 3000 to postkodų, tai yra tik tai maža atkarpa, iš viso yra ten, sakykime, 12 000, 16 000. Ir kai yra generuojamas maršrutas, jisai naudoja absoliučiai visus, jisai naudoja ne tik tai tos 3000, jisai naudoja absoliučiai visą žemėlapį. Dėl to mes turim turėti kelius viso žemėlapį. Kadangi gyvai to sugeneruoti per priimtiną laiko tarpą tiesiog yra neįmanoma, tai arba išaugs labai kaštai palaikymo tokio projekto, arba tai užtruks per ilgai, dėl to mes naudojam jau sugeneruotus iš anksto. Tai mes iš anksto sugeneruojam visus įmanomus variantus ir juos išsaugom atskiro sistemai, būtent Postgres, kaip minėjau, ir tada mes jau tiesiog jiems sakom, kad va, yra šitoks rinkinys postkodų, tu man duok kelius, gavę visą šitą informaciją, ją nusiunčiam būtent į optimizaciją
kur pagal algoritmus parenka pačius trumpiausius, pačius geriausius, pačius optimaliausius kelius, kiek tai yra įmanoma padaryti per 1 sekundę. Ir atsižvelgiama į viską, ir atsižvelgiama į svorį, ir atsižvelgiama į atstumą, ir atsižvelgiama į taip vadinamą laiko langą, kada privalo būti pristatyta, ir atsižvelgiama į krūvą kitų limitų. Tai yra, pavyzdžiui, kad vairuotojas, jisai privalo ilsėtis pagal įstatymus. Pagal įstatymus tu privalai, jeigu ten pradirbi ilgiau negu 6 valandas, tu privalai 4 gal. Tu privalai padaryti ten pusvalandžio pertrauką. Ir visa tai yra sudedama būtent mūsų sistemai, kai generuojamas tas tinklelis, generuojamas schedulas, generuojama rūtė, visa tai yra pateikiama jau vairuotojui. Pateikėm vieną variantą ar 50 variantų? Ne, pateikėm vieną variantą. Ar jau su kitom panašiom problemom jau buvo susidūręs ir pats Google'as, pagal Google metų API, jie real-time tuos taškus su trafiko atidavinėjo. Bandėt kokį atveju solutioną iš Google pasiimti, būtent panaudoti savo problemą spręsti? Iš Google mes bandėm imti pačioje pradžioje, kai dalyvavom konkursą šitoje vietoje, kai mes norėjom parodyti, ką mes sugebame. Tačiau naudojant third party servisą buvo neišeitis. Pirmas dalykas tai dėl klientų reikalavimo, jie norėjo savo solutionų. Ir antras dalykas, kad ir kiek tu Google'ui mokėtum, jisai vis tiek uždeda tau limitus, kiek tu gali duoti užklausų. Plus paskutinį kartą, kai testavom, tai mūsų sistema veikia tiksliau, nes mes koncentruojamės į vieną koncentruotą regioną, taip paimkim. Ir mes būtent galim tada labai greitai sureaguoti ir uždėti tokius dalykus, kaip, sakykime, greičio apribojimas, jeigu vyksta futbolo mečas. Vadinasi, ten bus labai daug žmonių. Arba, taip vadinami, congestion charge. Tai reiškia, kad įvažiuoti į tam tikrą miesto vietą, tu turi mokėti specialų mokestį ir ne visos mašinos gali į tai įvažiuoti. Čia grinai apie įkai kalbą. Ja, čia šnekam grinai apie įkai. Tai vadinasi, tu planuodamas maršrutą, tu turi jau žinoti, kad, pavyzdžiui, vanas A, jisai negali netgi kirsti tos vietos, nes jis turi apvažiuoti. Tai gal netgi ir to užsakymo neapsimoka į jį dėti. Gal ir užsakymą apsimoka dėti į tą, kuris važiuoja, sakykime, iš apačios. Taip mes bandėm Google, bet nepasiteisino galutiniu. O tas visas projektas, kaip suprantu, ne ant vienos mašinos yra pasakytas, nes vis dėlto duomenys prisiminėti visą yra. Tos optimizavimo algoritmus sprendžia kompiuterių masyvas, kaip tas visas vyksta? Kaip atrodo pačio optimizacijos viduriai, aš nežinau, net nelindau ten. Iš tikrųjų nesu matematika. Bet realiai tai yra tai, kad Austrai jie mums sukūrė biblioteką. Viskas beje yra ant Javos. Yra sukurta biblioteka, mes įsiintegravom pas save ir tiesiog jiems nusinčiam duomenis ir nesigilinam, kaip ten kas vyksta, nes man užteko vieną optimizaciją padaryti, tai mes rašėm optimizaciją, kad optimizuoti taip vadinamą idle time, tai yra jeigu vairuotojas atvažiuoja anksčiau jam paskirto laiko, anksčiau taip pradžios, kada tu gali pristatyti, tai jisai turi sėdėti lauk. Tai mes Lietuvoje parašėm optimizaciją, turi tą idle time sumažinimą visiškai iki minimumo, tai reiškia, kad viską pats lenda taip, kad niekas neišliptų iš jokių time constraintų, time rėžių, bet būtų kuo mažiau prastovos laiko. Tai buvo, kaip programuotojų, ne matematikų, tai buvo brain challenge'as, kaip reikia. Labai daug niuansų yra iš tikrųjų, kai kurie darbas yra, tai kiek yra nuo automobilio iki pat durų, ar darys tą duris, kada darys duris, ar tas žmogus bus, ar kitą žmogų kviesime. Taip, ir po to dar tokie niuansai yra, pavyzdžiui, ar tai yra daugiaaukštis ir kuriam aukšte,
Ar tai yra senos statybos namas, ar tai yra naujos statybos namas, mūsų ten pavyzdžiui priklauso, jeigu užsisako kažkokius baldus, pavyzdys, tai priklauso, ar tą baldą vežti jau surinktą ir jisai tilptų, ar jį vežti išrinktą geriau, nes kad jo nereikėtų ardyti ir tada sunaudoti laiko jį surinkti jau viduje nuvežęs. Ai, tai čia ne vien tik tas grausulis? Kaip maisto produktai? Čia yra, realiai ta sistema yra pritaikoma viskam ir mes dabar jau dirbam su antru klientu, kuriam šitą projektą paruošim, taip kad jinai nėra tik tai grausulis, jinai gali būti absoliučiai viskam. Dabar, kiek žinau, vyksta šnekos, kad ją pritaikyti grinai kaip padovanoti, tai yra charity tiekimui į trečio pasaulio šalis ar kažkas tokio. Tiksliai šitoje vietoje negaliu pasakyti, bet kad yra mąstoma pritaikyti tokiems dalykams, apart groceries, apart prekių kažkokio tai pristatymo lokaliam vienam mieste, bet tai galima pritaikyti lygiai pasaulinį lygį. Dar vienas klausimas, kodėl Java? Reikalavimas iš tikrųjų. Iš tikrųjų labai daug niuansų, labai daug galvos skausmo būtent suteikia reikalavimą iš kliento, nes jie lygiai taip pat pasirinko ir Couchbase, duomenų bazę, nors mes buvom labai griežtai prieš, nes, pirmas dalykas tai yra labai jaunas produktas, iš karto matėm, kad bus labai daug problemų. Tai mes čia kalbam apie labai didelius kaštus, bet mes vis tiek turi kažkokius techninius žmonės, kuris padaro... Jo, jie turi techninę komandą ir jie turi, aš manau, kad pagrindinis jų, kodėl jie tai nori daryti, kad jie galėtų po to patys neinvestuodami per daug palaikyti ir vystyti projektą. Ja, nors ten tokių yra klausimų, ar tikrai jie tai sugebės. Nes projektas iš tikrųjų turi labai daug niuansų, mes bandėm apsirašyti, pasidaryti dokumentaciją normalią. Tai yra tai, kad pasiimam bet kokį žmogų iš salės, mes jam duodam dokumentaciją ir jisai ją perskaitęs gali suprasti, bent jau pajausti, kaip projektas veikia, kokie niuansai, kas apsprendžia ten, kada vanas stovi, o kada jisai važiuoja. Va, tačiau tai yra rusiškai šnekant gidloje dėlą. Nesudokumentuosi visų tų dalykų. Viskas?